Martino, kai žaidė su smėlio. Jo. Šauk Supermeną. Sveiki visi, šiandien vėl mes kažkur keliaujam ar tai perla. Ant tos saugos į namus. O mes šiandien su draugais ir žmona nusprendėm važiuoti pailsėti, papramogauti į Palangą. Tai ką atvykom į Palangą, einam įsimaudyti į jūrą, jei leis maudytis. Nes čia būna, kad neleidžia. Vienintelė jūra, kurioje buvęs, kad neleidžia maudytis dažnai. Tai bangos per didelės, tai vėl kas. Tai neik per giliai nuskęs. Va, žodžiu, einam prie jūros. Patikrint Palangos smėliuko. Ką? Atvykom. Ką, einam įsigurt ir einam maudyti. A ne? Tikrai tai. Labai gerai. O kodėl dabar taip nelinksma, kaip prieš tai kol nefilmavo? Nes Amerikonas grįžo sūnus. Tai va, einam namo, nes prilijo lietus. Žodžiu, grįžtam nuo jūros, praleidom 3 valandas kokias, apsiniaugę, pradėjo krapnuot. Nu, Lietuvos orų nenuspėsi, tai einam užsičekinti chatukę, apsipraust ir eisim papietaut, praeit pro Busankę. O to gal į kopas. Čia vėmė kažkas. Čia kažkas vėmė, linkėjimai į sol. Iki. Eisim į kambarį. Tai ką, atvykom į apartamentus. Kaip čia atrodo? Yra veidrodis. Nu va, ko daugiau merginom reikia. Nu va. Įsikuriam, apsiprausiam ir susimatysim. Kur? Į dušą. Dušė, dabar nejaukau, susimatysim Busankiai. O gal ir nejaukau. Nu, ką tu? O, kaip gerai sugalvojai. Man irgi reikia. Va, plautos, tapkyties, gražios kojytės. Dušas jūsų. Davai, susimatom, Busankiai dabar jau tikrai. Ką tik mus merginos išvijo iš kambario, sakė, gana būt kambarį, einam į tą miestą, norim valgyti. A ne, Martinai? Taip. Ką patvirtini? Ką? Cities ko pritariai? Nu, papasako, kaip tau sekasi praeit šitoj laiptiniai. Sunkiai. Aukštai. Kuo aukščiau to lubos žemėja, kuo žemiau to lubos aukštėja. Realiai. Taip ir yra. O. Prasilengiam. Dvi mamos ir jau vaiką turi. Gerai pajaukavau. Dabar taip atsitiko, kad mes einam iki mašinos pasim daiktų ir... Žuvies kvapas, rūkyto žuvies kvapas. Bački toks žuvytės kvapas. Toks geras, didelis ešerys. Jei nebūtų rūkytas, sakyčiau, kad merginų pilna aplink. Turim fontuaną. Kiek eurasikų įmesit į kontribį, tiek karočią kartų įsimaudysi. Subariką turim. Kiek eurų įmesit į Subariką? Blet. Su visais barais. Kiek eurų įmesit į Patreoną, tiek Subarikų nusipirks. Tu pasavai mikrofoną čia. Ačiū. Aš labai žinokit noriu į tualetą. Čia mane per Busankę. Velka. Ja, draugeliai, turiu tau gerą žinią. Antys bažnyčiai yra viešas stūlikas. Kažkada buvo nemokamas. Ant bažnyčios? Jau. Ten ir patestuosim, ar veikia.
Gerai. Cilindrai. Visi. Užmatėm krautuvę su kamuoliukais. Ką 120, bet taip norėčiau. Nes oi, netyčia, atsiprašau. Ne, šitas tai tikrai geras. Realiai, ne, šitas nelabai. Tai irgi, jau šitas. Bet čia spūl. Bet jau, bet va tas tai geras. Jo, ten tai jau originalus. Gerai, kažkada užgyvensim ir mes kamuoliuką. Tada gyvenkim kažkada. Iki normalaus kamuoliuko. Bet kaip jau sako, ei Patreon'e įmesit, kitas video bus vėl ištinklinė. Ar žiemą ar vasarą, žinai. Turnyrų mes rasim. Ai, nerasim, padarysim. Tai norit, kad padarytumėm tinklinio turnyrą? Įmeski 10 eurų ir viską padarysiu. Pirmas, kuris Patreonins 10 eurų. Bus pagrindinis rėmėjas. Bus pagrindinis rėmėjas ir jūsų nickname'ą matysit sekančiam video. Buvo tak, vat. Ir tu išgeręs ir aš, bet namas apsivertė. Man atrodo, abu. Man atrodo, toj pasakoje 3 paršiukai kažkaip ne taip nupūtė. Padavėjas. Čia miesto paba. Pavalgyti grilintą maistą. Šankuliukai geri. O padavėjas kas, Martynai? Cesiulis. Emilė. Linkėjimai. Emilė atsiliep. Linkėjimai Alytus miesto merui. Faini kubiliukai. Šiaip labai faini maisto patiekalų pavadinimai. Mes čia lankomės jau ne pirmą kartą. Ar galim rekomenduoti šią vietą pavalgyti? Kodėl? Nes labai faini pavadinimai, skanus maistas, o šiaip bulvytės tai kaip čipsiukai. Mes dabar žaidžimuką vieną tokį, mes jį biškai įsipusėjom. Tai nuo naujo raundo mes jį papasakosiu koks ir paaiškinsiu esmę, kad jūs matytumėt, bet dabar galite tiesiog pica. Italija? Ką? Italija? Ne, tiesiog pica. Kalbam apie lietuvišką, tai ciki pica. Na žodžiu pica. Ananas Havajų. Gerai, dabar man užduos klausimą. O žaidimas toks, kad vienas susimerkia, mes parodom balą, nu tarkim 5, 10, nuo 1 iki 10. Ir tada mūsų klausit, reitinguoja tam tikrą dalyką, tas, kuris buvo nusimerkęs, bando įsiaiškinti, koks balas mūsų yra. Tai dabar mes turim balą, kurį bando įsiaiškinti Gytvilė. Skaniausias alkoholinis gėrimas. Skaniausias alkoholinis. Nu, tipo neskaniausias, bet tam balai. Nu, tipo to balo gėrimus, kurį mes išrinkom. Po ko vyro pagavęs, tai ne? Alkoholinis gėrimas. Sakyčiau... Šaltas viskis su kola ir ledukais. Taip. Dabar galiu trumpai pasakyti, kas ką sakė. Tai Justinas klausė gėlės, įvardinai hortenziją. Martyno klausė patiekalą, įvardino pizzą, aš įvardinau šaltas viskis su kola ir ledukais. Dabar Gytvilė, kad spėt, koks tai būtų balas nuo 1 iki 10, kaip mes įvertinam pagal jos. Arba 8 arba 7. Tai įsirink vieną. 8. Wow, pataikė. Tai ką mes tęsim, kol laukiam valgyti žaidimą, galit jūs jį irgi išbandyti. O mes laukiam maisto, tęsim žaidimą ir susimatysim kažkur Rygoj Basangiai, kai mūš Martynas kriaušė. Ką mes su Gytvilyte išsirinkom paburgeriuką. Su žmonyte Gytvilyte paburgeriuką, suanspauduotas, rimtas Restort paburgerinis. Skaniai atrodo. Turim kitos donytės, o jom dar biškį teks palauk, nepykit, draugai. Duokit gert. Opa! Gal duokit tyr? Nieko man, draugai, negaila. Sveikatą. Ką, kas pavalgė, kas pažaidė žaidimų, o kas gavo pavalgyti. Mes dar žaidžiam žaidimą, ką? Jo, o ką čia valgysi? Galiūną. Wow, kokie galiūnai.
vanduo Jūs padėjai. įveiksit, ta prasme, jūs ir delnas, iki 2 delnai galiūnas. Sėkmytė. Nu tai ką, pavargėm resort pub'e, o dabar jau judam į Basankę, toliau ieškot nuotykių, arba ne, svarbiausia gerai praleisti laiką ir neprisivirti košės. Martynai! Jie mušasi. Martyno mama, jis muša Justiną. Iš to neįmesi į vidos atinėsėhogį. Aš įdėsiu papildomai. Tai čia šunį? Jau pačias būna rimčiau atrodo. Dodė, jeigu pagauni mano tapkę 5 eurai tau. Visi bazarinai. Po kojinę tiesiog. O man reikia grąžinti. Taip. Girdžiu, kur mes dabar artėjam. Prie Palangos jūros. Artėjam prie Baltijos jūros ir eisim į kopas pasidaryti ko? Alaus. Ne alaus. Šnapso. Šnapso pasidaryti, piknikėlį pasidaryti. Kažkur. Einam paieškot vietos ir parodysiu, kur įsikūrėm, nes labai pučia. Nu tai ką įsipatoginam čia kažkur? Kur įsipatoginam? Kur mes įsipatoginam? Ir ką, pasitisim stalą, o dabar einam vakaro. Palydėt saulės, o toliau jau, kaip sakoma, ne tau klausiu. Tai ką, labas rytas, mūsų rytas Palangoje prasidėjo ir dar kol draugai netikėlė, mes nusprendėm su Gytvilė nueiti į Palangos turgų. Ne? Ką pirksim? Žuvį. Pirksim žuvytę. Nu, išsirinkom. Ir norėsiu kalmarų filė. Kalmarų filė? Aha. Na ką, tik grįžom iš pajūrio ir šiandien judam vėl į Basanavičiaus gatvę pramušti kriaušę, nes vakar taip ir nepramušėm, o šiandien tai jau tikrai reikia pramušti ir Gytvilį dar reikia suvalgyti vafliuką. Na, parodysim kokį nepaprastą vaflį, o tą su jogurtiniais ledais ten lyg kažkaip. Žodžiu, judam į Basanovą. Nu ką, Martynai daviau, užrekomendavau, pareaguojau Guinnessą su sirupėnu. Patiko. Ant tų kaip tos ūgos, serbendai, Ir neserbendai. Black Orantus, nežinau, kad neatsimenu kaip lietuviškai. Tai čia vertimas bus kažkur čia, kažkuriam kampe. Blemba, o kaip vadinasi, pala? Neatsimenu Black Orantus. Neserbendai, juodieji serbendai, Juodosios o vynuogės. namas. Nu, vien žodis, kad Guinnesso su sirupuku davau paragaut, patiko, skanus, saldu, geras, juodas, tamsus, mėlynas, oranžinis, geltonas. Man atrodo, tu įsprogs bomba. Ačiū. Jeigu reikės dar šalia. Gerai. Nesprogo bomba. Skanaus. Wow, kvaila. Defusing the bomba. Išdefusinau, nesprogo. Paskutiniam sekundėm, bet spėjau. Nu, tai buvo. Nu, jūs tą paradė. Jo gugu. Jo gugu, Martynai. Jo gugu. Jo gugu. Jo gugu. Nu ką, atėjom į linksmybų zoną. Gal šitas jau duosim best vieną. Oi, in mus. Gal šitas duosim mus. Sargiai. Žiūrėk, dar daug smūgių. 5 duoda. Bam. Inmučia vieną.
Vienmušį vieną. 6, 4, 5. Davai, laikyk. O, dėdė vieną. Aš tai nemušys, kad kriaušiu. Nu, čia reikia pataikyti. Per vidurį. Miltų. Nepataikiu labai. Labai nepataikiu. Daugiau. Labai nepataikiu, nes realiai trenkiau šitą tik vietą. Per kriaušės vidurį pataikyti. Bet nepataikiau. Davai, mūr. Kur net skaudėjo, ne kaip nepataikiau. Per triuką. Į kriaušę gal ir pataikiau, bet ranka ne tą vietą pataikiau. Martynai, blemba. Jau ranka pavarga. Ką tu čia dabar muši? Taigi tau rekordus reikiamo. Tu rimtesnis dėdė. Jeigu nesi buvęs ant šito rato, palik komentarą. Jei esi buvęs, nepalik. Ne tas žodis. Labai kaip ukelis iš viso. Ir kokie 22 euriukai. Ar dovanų, ar kokią šilumą suteikia, kokią energiją iš viso nuostabi. Meilė mums reikia, alpaka. Aš jas nepažįstu. Du katinus turėtų užtenka. O dabar mes lipam į Palangos kalną. Oho. Pamatei Didžiausia žvaigždė. Ką Martynai pamatei? Magregor. MC Gregor! MC Gregor. Pagrindinis, pats pagrindiniausias Palangos objektas yra kas? Tiltas. Palangos lieptas. Lieptas. Nu, ne tiltas, tiltas veda per kažkur. Čia tiesiog lieptas. Bet, kaip ir visada čia atvykus, nu reikia nors užlipti ant jo. Nors metrą, 2, 3. Ane? Ane? Anei, anei. Tai mes paremk lietuvišką talentą. 50 idėjas. Visus sudės, kiek turi. Na, va tenka? Jo. Na, va, aš jau Mums noriu. reikia nusifotkti. Ant tilto? Ar su juo? Blogiausia tai, kad su šitą melodiją galim nuskęst nuo to tilto. Labai ačiū, kad žiūrėjot, like, subscribe ir iki kito video. Čiau. OMW, I'm on my way to you. Good at what I do. OMW, watch me.